14 dieną Punske vyko 20-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės, kuriuose dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, užsienio reikalų ministro kabineto narys Mykolas Juozapavičius, Lietuvos ambasadorius Varšuvoje Egidijus Meilūnas, Lietuvos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius. Iškilmės prasidėjo šventomis mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo profesorius kunigas Kęstutis Žemaitis. Aš visada prisimenu, kad ir mano čia šaknys, kad ir šioje Punsko bažnyčioje giedojo, meldėsi, priėmė sakramentus mano seneliai, proseneliai, garbininkė. Ir dabar čia gyvenantys meldžiasi, gieda. Taigi šiuose kraštuose kažkada tai ne vieną vagą išvagojo mano senelis, ne vieną 10 gražių linijų audeklo metrų išaudė močiutė. Taigi čia sugrįžtu laisvo laiko tarsi į tėvą. Po šventų mišių Punsko lietuvių kultūros namuose vyko iškilmingas minėjimas. Susirinkusius sveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Gasparavičiūtė ir Punsko kovo 11-osios licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė. Vėliau žodį tarė garbingas tos dienos svečias, Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Džiaugiuosi, galėdamas kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 20-asias metines švęsti kartu su jumis. Mums visiems brangiame Punsko ir Seinų krašte. Ši diena, tiksliau sakant, 3 dienos prieš, visiems pasaulio lietuviams yra ypatinga. Prieš 2 dešimtmečius išsivadavome iš okupacijos gniaužtų, atkūrėme savo seną ilgaamžę valstybę, ir sugrįžome į laisvų Europos tautų šeimą. Ministras užsienio reikalų ministerijos medaliais apdovanojo Aušros redakciją bei Punsko ir Seinų krašto lietuviškos švietimo įstaigas. Vardiniai apdovanojimai buvo suteikti Sigitui Bergeliui, Marytei Černelienei, Vytautui Grigučiui, Klemensui Jurkūnui, Vytautui Liškauskui, Broniui Makauskui, Živeliai Makauskiniai, Viktorui Murauskui, Juozui Nevuliui, Juozui Sigitui Paransevičiui, Juozui Pečiuliui, Danutei Valokonytei, Romui Vitkauskui, Teresei Uzdilaitei. Nepaprastai įdomus ir jaudinantis buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbės vienuolės Nijolės Sadūnaitės pasisakymas. Mes su seselė Lenute, Eucharistinė Jėzaus seselė, važiuodavom, redakcija buvo Kybartuose, pas to metų kleboną Sigitą Tamkevičių. Aišku, kad nenuvežtumėm pasiseklių ir kelyje nebūtumėm sulaikytos, mes persirengdavom. Man labai padėdavo močiutės apsirengimas. Tai nepažindavo niekas. Vėliau scenoje pasirodė Punsko kovo 11-osios licėjaus šokių grupė Šalčia bei choras P6P. Lietuvos antiblokados fondas banke atidaryta sąskaita. Gegužės mėnesį Punske apsilankė Vidmantas Paviljonis ir Emanuelis Zingeris. Kartu su Punsko viršaičiu Romu Vitkausku nuvyko į Varšuvą susitikti su Lenkijos Seimo nariais. Nutarta, kad visa Lietuvai skirta pagalba bus perduodama per Punską.
16 dieną protesto demonstracijos ir mitingai dėl tarybinės kariuomenės veiksmų Vilniuje vyko Rygoje, Taline, Maskvoje, Leningrade, Odesoje, Lvove, Irkutske, Minske, Kišineve, Prahoje, Varšuvoje, Sofijoje, Budapešte ir kitur. LDKD ir Švento Kazimiero draugijos atstovai kreipėsi į Seinų valdžią, kad ir ji pasisakytų dėl smurto įvykių Lietuvoje. Buvo griežtai pasisakyta prieš paruoštą nutarimą ir bet kokių pagalbos akcijų Lietuvai organizavimą. Kauno Vytauto didžiojo universiteto ansamblio meninė programa.